tas teiginys yra tikras, kad rezervas tai yra valstybės saugumo garantas. Žiūrėkite geografiškai, kaip mes gyvenam. Estija, Latvija, Lietuva, Rusija, Baltarusija, čia Lenkija, Suvalkų koridorius. Nereikia užimti rusams Suvalkų koridorius, užtenka bombarduoti, kad nepraleisti traukinių, nepraleisti automobilių, kurie vežtų maistą, vaistus ir taip toliau. Ir reikėtų blokuoti Baltijos jūrų šitą. Jiems nereikia kariauti, jie uždaromus ir jie laukia, kol mes patys baigėsi maistas ir taip toliau. Valstybės rezervas, tai kuris turėtų aprūpinti žmogų reikalingom priemonėm. Pavyzdžiui, kada buvo pandemija, tai valstybės rezerve nebuvo kaukių. Kaukės pirko už baisulinius pinigus ir taip toliau. Valstybės rezervas šiuo metu, kada valstybės kontrolė nustatė yra nepakankamas, tai jo dydis netinkamas, neptinkama yra atsargų, nepakanka jų, netinkamas, reiškia, yra neišskaičiuotų scenarijai, pavyzdžiui, gerai, karo padėtis scenarijus koksai, gerai, paimkime stichinės nelaimės arba vėlgi pandemiją, kaip vyks, kas vyks, ką reikia, ko reikės ir taip toliau apskaičiuoti, pamastyti, padaryti. Tai reiškia, tai neapgalvota ir nenustatyta, ko reikia, taip valstybės kontrolė sako. Ir tie sandėliai yra tose vietose, kurie yra netinkamos arba sunkiai pasiekiamos, arba tie atsargos gali labai greitai būti užterstos, pavogtos ir taip toliau. Tai reiškia, galima sakyti tai, kad rezervo tokio, koks turi būti, jo nėra valstybė. Dabar tai yra itin svarbus dalykas.